Senais laikais, kai pastoriavau Pritčardo miestelyje, tame miestelėje viso gyveno 144 žmonės ir bažnyčia, į kurią atvažiavau būti pastorium, lankė 10 žmonių iš jų. Bet žinot, Dievas galingai veikia. Ir po maldos prisikėlė vienas iš miestelio gyventojų, tai, kaip suprantate, bažnyčioje žmonių labai padaugėjo. Į bažnyčią pradėjo ateiti 100 žmonių. Ir ne visi šitie žmonės buvo iš šito miestelio, kiti išgirdę apie tai, kas vyksta, prisijungdavo, ateidavo iš kitų iš apylinkių. Bet reikalas buvo tame, kad tiems 10 žmonių, kurie buvo, kaip sakant, tokie tikri krikščionys, jiems nepatiko tai, kad jų gyvenimas, įprasta gyvenimo vaga visiškai susijaukia. Ir to, kaip sakant, sujaukimo priežastis buvau aš ir tai, kaip Dievas per mane veikia. Ir jiems nepatiko, kad dabar čia ateina iš kitų rajonų žmonės, prisijungia. Jiems patiko, kaip viskas buvo anksčiau. Ir aišku, aš nepamokslavau taip, kaip jie buvo įpratę girdėti pamokslus, nebuvo jų įprastas Biblijos aiškinimas, taigi jie pradėjo ant manęs griežti dantį. Ir ypač vienas iš jų, kuris iš tikrųjų, aš jį laikiau savo draugu, aš jo pasitikėjau. Jis buvo toks geranoriškas mano atžvilgiu, staiga pasikeitė. Ir jis pradėjo manęs nekęsti, jis pradėjo mane šmeižti, apkalbinėti, meluoti apie mane, nuteikinėti žmonės prieš mane. Pradėjo kalbėti, kad aš vagiu bažnyčios pinigus, paleistuvauju, geriu, vartoju narkotikus ir taip toliau. Aišku, tai buvo visiška nesąmonė. Ir žinote, kai visa tai vyksta nedidelėje bendruomenėje, kur visi žmonės vienas kitą pažįsta, nėra kur užlysti. Nėra kaip pasislėpti. Ir natūraliai aš būčiau labai įsižeidęs. Bet aš tada vaikščiau tokiam Dievo artume, kad man iš tikrųjų tai nelabai rūpėjo. Ta prasme, aišku, aš suvokiau, kas vyksta, aš matau, kad darosi labai blogi dalykai, aš matau, kad žmonės yra sąmoningai nuteikinėjami prieš mane. Bet visų pirma, aš žinojau, kad visi tie kaltinimai mano adresu yra iš piršto laužti. Ir man nėra prasmės teisintis, nes tai yra iš viso nesąmonė. Bet tu pasakysi, o kaip tie bažnyčiokai, kaip tie žmonės, kurie sėdi bažnyčiai, o ką jie apie tave galvos, o gal jie patikės to šmeižtu? Žinote, tai irgi yra ne mano reikalas. Nes jeigu žmonės matydami mane, matydami kaip aš gyvenu, kaip elgiuosi, ką kalbu, gali patikėti tokiom nesąmonėm, tai greičiausiai kiek beįrodinėčiau, aš nesugebėsiu jų įtikinti kitaip. Kad ir dabar žmonės tiek daug blogai apie mane kalba, stengdamiesi sumenkinti tą darbą, kurį Viešpats daro mane naudodamas. Ir jie kalba tokias nesąmonės, tokius kaltinimus, kartais stebėsi, kaip jiems iš viso tai į galvą ateina. Ir to yra labai daug. Ir mano darbuotojai, mano ofiso žmonės sako, Andriu, klausyk, kažkaip stabdom tai. Tu tiesiog pasakyk viešai, pareišk, kad tai yra nesąmonės, kad tie kaltinimai nepagristi, kad tu visai ne taip sakei, kad čia iškreipia tavo žodžius, kad iškreipo faktus, kad tai yra melagystė. Mes turime tai sustabdyti. Bet aš jiems paskui pamirškit apie tai. Tiesiog pamirškit, nekreipkite dėmesio, darykit savo darbą. Bet jie sako, tai kaip pamiršti? Nes tai nuodė žmonių širdį, žmonių ausis. Žmonės yra tyčia nustatomi, nukreipiami prieš tą tarnystę. Netaip seniai darbuotoja vėl atėjo pas mane ir, žodžiu, pakišo man įrodymą. Atskleidė man 5 saitus, kurie jų darbas yra tiesiog niekinti tai mane kaip asmenį. Ir tą žinią, kurią aš skelbiu, ir ten yra tiesiog įrodymai, kabutėse, kaip čia, žodžiu, aš su melagis, sukčius, evangelijos čia net nerasta ir taip toliau. Ir jie man sako, žiūrėk, tai yra toks purvas, kodėl jie turi egzistuoti, jiegi meluoja, padarykim kažką, įrodykim, kad jie yra neteisūs. Ir aš jiems sakau, tiesiog dabar užmirškit tai. Nepraleiskit net sekundę savo brangaus gyvenimo laiko, aiškindami ir įrodinėdami, kad melas yra melas. Aš gyvenu ne tam, kad aš kažką iš savęs reikščiau. Ir man atvirai kalbant, jokio skirtumo, kaip aš atrodau žmonių akise. Aišku, norėtųsi atrodyti geriau. Bet aš esu šitoje žemėje tam, kad Dievas per mane būtų matomas. Ir jeigu dabar, vykdydama savo tarnystę, aš tiesiog dėl to, kad mane šmeižia ir kritikuoja, kaip sakant, nulipsiu nuo bėgimo takelio ir pradėsiu ginčytis
su tribūnose sėdinčiais šmeižikais ir įrodinėsiu jiems, kokie yra melagiai, aš prarasiu laiką. Laiką, kurį galėjau skirti, vykdydamas Dievo tikslus. Ir net jeigu aš laimėčiau ginčą, net jeigu aš pagaliau įrodyčiau, kad čia mane be reikalo juodina, bet aš praleidau galimybę bėgti lenktynių, suprantate? Aš nukrypau nuo savo kurso, bet aš to daryti tikrai nenoriu. Aš žinau, kokia yra mano paskirtis. Mano paskirtis yra mokyti bažnyčią malonės žinios, skelbti Jėzaus Kristaus evangeliją. O Dievas tegul paliudija savo žodį žmonių širdims. Ir galbūt tu manęs klausais ir galvoji, čia taip kažkaip, labai idealizuoji tu. Ir taip elgtis nereikia. Nereikia leisti, kad tau, kaip sakant, piltų visokias sašlavas ant galvos, kad tave juodintų be reikalo. Bet žinot, aš galvoju, o kur Jėzus save gynė, ta prasme? Kur Jėzus gynėsi? Kur Jėzus įrodinėjo, kad jis yra tas, kas jis yra? Ir aš galvoju, kaip dažnai šiandienos Evangelijos tarnautojai, ta prasme, lankstosi į visas puses, stengiasi atsiprašinėti, kad tik žmonės nedaug Dieve kažką netaip nepagalvotų. Labai stengiasi, išlaikyti tą tokį gražų ir gerą imidžą. Bet aš galvoju, o mūsų viešpats ar taip elgėsi? Pavyzdžiui, žydai priėjo prie Jėzaus ir sako, jį bandydami. Sako, tai va, Mozė mums davė maną iš dangaus, o ar tu gali mums iš dangaus manos duoti? Ir kaip Jėzus atsakė? Jėzus sako, aš pats esu mana, aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus. Geras atsakymas, tiesa. Aš manau, jie jo beklausydami ten vos nepaspringo. Ir negana to sako, jūs turite mane valgyti, mano kūną, kad gyventumėte. Ir jo besiklausantys žydai pasipiktino, ką jis čia šneka, valgyti jo kūną. Kur tai girdėta, tai pasibaisėtina. Ir kaip šiandien padarytų daugumą Evangelijos tarnautojų, jie pradėtų aiškinti ir įrodinėti. Tik nepagalvokit neteisingai, ne apie kanibalizmą yra kalba, tai yra grynas simbolis ir taip toliau ir anaip ir kitaip, bet kaip elgiasi Jėzus. Ir Jėzus nieko jiems neaiškino, nesivargino paaiškinti žmonėms, ką jis sako. Bet, kaip sakant, dar labiau pastiprino efektą. Sako, jeigu nevalgysite mano kūno ir negersite mano kraujo, jūs neturėsite savyje gyvenimo. Neblogas paaiškinimas, tiesa, žmonėms, kurie ir taip yra pakraupę. Ir šitoje rašto vietoje yra sakoma, kad Jėzaus klausėsi minia apie 5000 žmonių ir sako, jie visi po tų žodžių taip pasipiktino, kad visi jį paliko. Ir daugelis tarnautojų, lyderių, influencerių sakytų, kad tai yra nesėkmė. Jėzau, žiūrėk, ką darai, tu prarandi auditoriją, kalbėk tai, ką žmonėms patinka, kad išlaikytum jų dėmesį. Ką tu, kad nežinai, kaip su žmonėm reikia elgtis? O aš manau, kad tai buvo vienas iškiliausių Jėzaus poelgių. Žinote kodėl? Todėl, kad jis aiškiai pademonstravo, kad Jėzaus žmonės nevaldo. Jis visiškai nėra suinteresuotas kam nors įtikti. Bet vykdo tėvo valią ir viskas. Ir tikrai žmonės negalėjo jo manipuliuoti, nes Jėzui nieko iš žmonių nereikėjo. Ir toliau ten parašyta, kad Jėzus žinojo, kad tie žmonės galvoja, kad jų širdise nėra tikros meilės Dievui, kad jie seka jo tik todėl, kad jis padaugino duoną ir pamaitino juos. Tuos 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Ir jie norėjo karaliumi jį padaryti todėl, kad jis juos maitina. Na ir ką tai reiškia, ką tai kalba apie žmonės? Visi žmonės buvo susikoncentravę į save. Egoistai. Tai yra išdidūs. Taigi Jėzus matė, kad žmonės tarnauja ir gerbė jį tik tai todėl, kad jiems yra naudinga. Jis atsako jų poreikius, bet tai nėra nei meilė, nei bendravimas, nei pasišventimas iš tyros širdies. Netokių pasekėjų jam reikėjo, netokių. Taigi visa minia paliko Jėzų pasipiktinusi.
Ir Jėzus nepuolė jiems įrodinėti nieko. Jis leido jiems turėti savo nuomonę, jis leido jiems klysti. Jis leido jiems nesuprasti Dievo. Ir tada Jėzus atsisuka į mokinius, kurie stovėjo šalia, manau, irgi išplėstom akim. Ir žiūrėkite, Jėzus nepasakė, klausykite, man taip skaudu, man taip liūdna, tiek žmonių mane paliko. Gal galite mane kas nors apkabinti ir palaikyti? Gal galite pasakyti man, ką nors paguodžiančio ar įkvepiančio? Ką Jėzus pasakė? Sakė, ir jūs mane paliksite? Ir tai reiškia, štai durys atviros, jeigu norite, prašau, nieko nelaikysiu. Galite pasielgti taip kaip jie, žmogiškai. Žiūrėkite, Jėzus visiškai nepriklausė nuo žmonių reakcijos, jį suprantate. Dėl to jisai nesidžiaugė, kai minia jį šlovino ir garbino, kai giedojo jam osaną. Ir jis nėjo iš proto, kai žmonės nusisukdavo nuo jo. Ne nuo jų jis priklausė. Vienintelis dalykas, kurį jis brangino ir kuris buvo jam būtent tas benzinas, tas variklis, buvo jo tėvo meilė, tėvo santykis į jį. Ir to Jėzui daugiau negu pakako. Jėzaus santykis su tėvu, stiprus asmeninis patikimas santykis su tėvu, padarė jį laisvu nuo rūpinimosi, kaip jis atrodo kitų žmonių akise, ar žmonės jį supras tinkamai ir ar priims. Taigi noriu pabaigti pasakojimą apie tą žmogų, buvusi mano draugą, kuris mane apšmeižė ir nustatinėjo visus kitus narius bendruomenės prieš mane. Taigi, jisai iš tikrųjų dirbo degaliniai ir kiekvieną kartą važiuodamas iš miestelio ir atgal, aš sustodavau degaliniai ne tik užsipilti degalų, bet ir pasikalbėti su juo, nes, kaip sakiau, mes kažkada buvome draugai. Išgerti kavos ir pasikalbėti. Taigi, praėjus savaitei, po tokio labai didelio konflikto, po tos bangos šmeižto, kurią jis paskleidė, aš kaip visada važiavau už miestelio ir grįždamas taip pat sustojau degalinį, važiavom su žmona ir sakau, einu pasikalbėsiu su broliu, gal ir tu nori, jinai pasižiūrėjo, taip mane sako, ačiū, ne, aš liksiu mašinoje. Taigi aš išlipau, kaip įpratas, pradėjau su juo kalbėtis ir pastebėjau, kad kažkas yra ne taip, jis mane šalinasi. Jis tikrai nesielgia draugiškai, kaip elgdavosi dažniausiai. Aš matau, kad jis nenori su manim kalbėtis, grįžau į automobilį ir klausiu Džemės, tu žinai, kas jam atsitiko, ko jis taip keistai elgėsi? Jinai pažiūrėjo mane ir sako, tu gal juokauji? Aš sakau, aš nejuokauju, rimtai kažkas su juo ne taip. Kažkas atsitiko. Ir jinai tada turėjo man iš naujo papasakoti visus tuos dalykus, tą konfliktą, tą melą ir šmeižtą ir visą tai paaiškino situaciją, kad jam nepatogu mane matyti, nes jis mane tikrai žiauriai apšmeižė. Ir kodėl jis man turėjo tai priminti? Todėl, kad aš visą tai užmiršau. Mano gyvenime buvo svarbesnių dalykų. Aš bendravau su Dievu, dariau tai, kas man buvo reikalinga daryti ir lioviausi galvoti apie šitą žmogelį ir jo šunybės. Bet jis nesiliovė. Ir aš suprantu, kad kai kurie dabar klausotės manęs ir galvojat, Andrew, tu esi keistas. Joks normalus žmogus taip, kaip tu nesielgia. Bet jeigu tu taip galvoji, aš tau galiu pasakyti, kad tu esi keistas. Tai tu esi keistas, jeigu sėdi ir gromuloji kaip ta karvė nuoskaudą įsižeidimą. Iš naujo kartoji tą scenarijų, kaip su tavim neteisingai pasielgė. Kaip jie taip galėjo padaryti, kaip tave nuskriaudė, koks tu nelaimingas, kaip tau yra blogai. Aš labai gerai žinau, kad tai, ko mane kaltina buvęs draugas, tame nėra iš vis negrūdų tiesos. Viskas iš piršto išlaužta. Tai kodėl aš turėčiau dėl to pergyventi? Ir aišku, ta situacija buvo labai nemaloni, taigi aš atnešiau ją Dievui ir, kaip raštas sako, mečiau šitą rūpestį jam. Mečiau ir numečiau, ta prasme, pas mane jo nebeliko. Kiekvienam iš mūsų skirta gyvenime pasiekti tokį lygį ar tokią vietą, kai tau nebereikia žmonių pritarimo, supranti, kad tu gerai jaustumėsi, kad būtum laimingas. Aš žinau, kad tai keistokai skamba.
Bet iš tikrųjų taip gali būti. Tu nebesi priklausomas nuo žmonių. Taip, tu juos myli. Kaip gerai, kai jie myli tave irgi, kai jie atsako tau draugiškumu arba gerumu, bet tu nesi nuo jų priklausomas. Net jeigu jie tavęs nemyli, net jeigu jie tau nėra draugiški, net jeigu jie spjaudo į tave, tu vis tiek gali gyventi. Nes tu nepriklausai nuo jų palaikymo. Ir taip gyventi galima todėl, kad tu pats nesi savo gyvenimo centras. Tu nesi savo gyvenime pats savo svarbiausias. Jėzus yra tavo centras. Juo reikia rūpintis. Nes jis yra svarbiausias. O tai, kas vyksta su tavim, tai nėra taip ir svarbu. Ir jeigu kažkas gali Dievo širdį atstovauti geriau, negu tai darau aš, jokių problemų. Aš einu šalin nuo scenos. Tegul tai daro žmonės, kurie sugeba daryti geriau. Dėl tos pačios priežasties aš neturiu jokių problemų savo laidose reklamuodamas ir pristatydamas ir duodamas laiką pasireikšti, kalbėti kitiems iškiliems žmonėms. Todėl, kad ne aš esu svarbiausias. Jėzus yra svarbiausias mano gyvenime ir mano tarnavime. Ir viskas. Ir dabar tikrai nebandau pasakyti, kad niekada, man neprieina tokia egoistino valandėlės, kad aš niekada neturiu savanaudiškų minčių. Aišku, kad aš turiu. Bet aš išmokau su visu tuo susitvarkyti. Aš išmokau tai pastatyti vietą. Ir šiandien aš labai nuoširdžiai galiu pasakyti, kai žmonės kalba blogai apie mane šmeižia, žeidinėja. Dažną kartą aš jau po valandos tai užmirštu. Todėl, kad man tai nėra svarbiausias dalykas gyvenime. Yra daug svarbesnių dalykų. Ir žinai, kai tu liaujasi buvęs savo paties visatos centras, kai tu kitaip pradedi galvoti, labai keista, bet viskas gyvenime, viskas tavo gyvenime pradeda vykti irgi kitaip. Jūs žinote, kad jūsų emocijos eina iš paskos mintims, ta prasme, tu galvoji ir tai, ką tu galvoji, iliustruoja emocijos. Jeigu jūs visą laiką galvojate tik apie save, kaip aš atrodysiu, kaip mane supras, ar aš neatrodysiu kvailai, ar aš neapsijuoksiu šitoj situacijai, šitie žmonės ką apie mane galvos. Jeigu tiesiog visą laiką vaikštai, supranti pats save apkabinęs, nes labai save saugai, tai kokios gali būti tavo emocijos? Ir jeigu tu nerandi pasitenkinimo ir atgaivos Dievo požiūrėje į save, jeigu tu nesiilsi tose mintyse, aišku, kad tu esi priklausomas nuo kitų žmonių priėmimo ir nepriėmimo, nuo meilės ir nuo nemeilės, nuo neapykantos. Visa tai tave labai žeidžia, kadangi tu esi nuo to priklausomas. Ir galiu pasakyti, tokio žmogaus gyvenimas yra nepavydėtinas. Jis yra skaudus. Jis yra labai skaudus. Tiek santykių reikia vengti. Su vienais reikia kalbėti taip, su kitais kitaip, kad tik tave teisingai suprastų, kad tik tave priimtų, kad tik tavęs neužgautų. Ir viską, kas vyksta aplinkui, tu interpretuoji per tą prizmę, kaip tai liečia tave brangiausiai. Koks skaudus, koks neužtikrintas ir koks ribotas yra tokio žmogaus gyvenimas. Ir velnias labai, kaip sakant, mielai, jeigu velniui tinka tas žodis, naudojasi tokiais žmonėmis, suprantate? Nes jie sudaro tiek galimybių jam veikti. Jie atidaro vartus, kad jis apvogtų jų gyvenimą per emocijas, per mintis, per nuostatas, kad jis sužalotų jų sveikatą, nes žmogus gyvenantis nuolatinėje įtampoje ir strese, jis ilgai nebūna sveikas. Ir taip toliau, tai apvagia bendravimo galimybės, nes tokiam žmogui labai sunku tiek mylėti, tiek priimti meilę. Ir matote, koks gyvenimas yra ribotas, kaip jis yra apkarpytas. Kartą žiūrėjau televizijos programą ir ten buvo apie mirties bausmę. Ir laida propagavo tai, kad mirties bausmė yra atgyvena ir kad jos neturėtų egzistuoti. Iš karto pasakysiu savo nuomonę, užbėgdamas už akių. Aš tikiu, kad Biblijoje aiškiai yra pasakyta, kad tokia bausmė turi būti. Nesakau, kad aš esu sužavėtas, nemanau, kad kada nors norėčiau nusiųsti žmogų mirti,
Bet Biblija kalba mums, kad toks pasirinkimas kartais yra vienintelis teisingas. Taigi, remdamasis Dievo žodžiu, aš esu už mirties bausmę. Taigi ir tos laidos darytojai rodė tą žudiką ir maniaką, kuris prievartavo ir žudė moteris bei vaikus, liūdną tokį, vienišą, labai nusiminusi savo vienutėje. Ir iš karto, žinote, iš spalvoto vaizdo buvo juodai baltas vaizdas, kad viskas būtų labiau dramatiškai, sėdi vienišas, panarinęs galvą. Ir supranta, kad jo gyvenimas visą laiką toks ir bus pilkas, be spalvų, be kitų žmonių. Žodžiu, jie darė tai, kad sukelti gailestį šitam žmogui, kuriam turėtų būti skirta mirties bausmė. Ir paskui atsiranda kadrai elektrinės kėdės, kurioje jis turės, kaip sakant, atsisveikinti savo gyvybę, nes taip bus įvykdytas mirties nuosprendis. Ir po to staiga parodomi kadrai iš jo vaikystės, gražus nekaltas vaikas. Ir taigi dar keli kadrai iš jo tikrai sudėtingo, skaudaus ir tokio gan tragiško gyvenimo. Ir vėl grįžtame prie to, kad jis sėdi liūdnas ir nelaimingas vienutėje ir laukia to nuosprendžio. Ir taip pažiūrėjęs šitą laidą, taip gražiai ir meniškai parengtą laidą, aš supratau, kad man irgi gaila šito nusikaltelio. Ir galvoju, Dieve, gal galima kažkaip kitokią pabaigą šitam gyvenimui padaryti. Ir man taip besėdint ir bemastant, mano viduje tyliai prakalbo Viešpats. Sako, žinai, o jeigu dabar toliau tame pačiame filme parodytų tas mažas mergaitės, kurias jis išprievartavo ir nužudė, jų nekaltus veidus, jų vaikystę, ir tai, kad jos niekada negalėjo suaugti, ir tai, kad jis atėmė jų galimybę suaugti, tapti jaunomis gražiamis moterimis, ištekėti, mylėti, turėti vaikų, turėti šeimas. Įdomu, ką tu galvotum, jeigu tu pamatytum dar ir tokį tęsinį, tokią, to paties reikalo pusę. Taip, mažos mergaitės, nekalti vaikai, į jų gyvenimą įsiveržia iškrypėlis, kuris vien tik norėdamas patenkinti savo seksualinį geidulį, išprievartauja vaikus, kurie negali jam suaugusiam pasipriešinti. Ir jis antiek yra nevyriškas, kad negeba net, kaip sakant, susitikti su tuo faktu, ką jis padarė, ir po to tos vaikus dar ir užmuša, kad paslėptų savo nusikaltimą. Taigi aš noriu pasakyti, matote, kaip galima viską taip gražiai meistriškai pakreipti. Galima parodyti, norint pateisinti nusikaltėlį. Jis irgi buvo vaikas, jis irgi buvo mažas, jis buvo nekaltas. Jo gyvenimas buvo sunkus, štai kodėl jis taip pasielgė. Bet kodėl neparodžius viso to iš aukos perspektyvos? Ir tada žiūrovo nuomonės pasikeistų, galiu pasakyti. Ir tas toks suvokimas padėjo man susigaudyti ir kituose dalykuose, kaip viskas priklauso nuo perspektyvos, nuo požiūrio taško. Į tą patį įvykį galima skirtingai reaguoti vien todėl, kad tu turi skirtingą požiūrio tašką. Ir žiūrėk, jeigu tu esi tas žmogus, kuris labai skaudžiai reaguoja į save, tu esi savo labai brangus, tai bet kas pažeis tas tavo asmenybės ribas, sukels didžiulį pyktį, agresiją. Pas kiekvieną tie dalykai kitaip pasireiškia, supranti? Kai susikoncentravęs į save žmogus, kai su juo elgiamasi ne taip, kaip jam norėtųsi ar patinka, tai visada iššaukia pyktį ir nepasitenkinimą. Visada. Bet reikalas tame, kad gyvenant mūsų pasaulyje, visą laiką tau kas nors užlips ant mozolio. Bus, kas tai daro tyčia ir sąmoningai, bet kiti tai padarys tiesiog netyčia, nežinodami, kad tamstelė toks jautruolis esi, kad, kaip sakant, negalime tave taip žiūrėti, negalima su tim taip kalbėti. Ir tu viduj virsi ir sprogsi. Nes tavęs tokio svarbaus čia matai nepastebėjo. Aš noriu pasakyti, kol gyvenam šitam sviete, mūsų visą laiką glostys prieš plauką. Mes to neišvengsim. Ir jeigu mumise yra tai, kas atitinkamai reaguoja į tokį elgesį, mes visą laiką būsim sužeisti ir turėsime bėdų. Žinai, būtų galima duoti iliustraciją. Tu esi kaip tas telefonas, supranti, su mygtukais.
Ir kas nors būtinai paspaus kokį nors mygtuką, o gal visus iš karto. Paspaus mygtukus todėl, kad tu juos turi. Bet lygiai absoliučiai tokioj pat situacijoje, jeigu ne tu pats savo esi svarbiausias, jeigu ne tu pats savo esi svarbiausias, jeigu tau svarbesnis yra Dievas ir kiti žmonės, tokia pat situacija neišprovokuos tavyje tokios reakcijos. Tai reiškia, kad tu neturi tų mygtukų, kuriuos galima paspausti. Žinai, kai kažkas kamštyje atsitrenkia tavo šoną mašinos ar aplenkia tave ne laiku ir ne vietoj, tu gali supykti ir pasipiktinti, nes kaip čia dabar su tavim tai pasielgia. Gali baisiausiai susinervuoti, kai žiūri iš tokios perspektyvos. Bet jeigu pažiūrėsi to vairuotojo akimis, galbūt tu suprasi, kad jis skuba, nes nori aplankyti žmoną, kuris serga, ar dar kažkas jam atsitiko. Ir jis tiesiog nepastebėjo ir užlindo ten, kur nereikia. Ir be abejo, kad ne visą laiką žmonės, kaip sakant, užgauna tave netyčia. Kartais jie tai daro tiesiog, kad yra pikti. Jiems patiems yra blogai. Bet ir tuo atveju tu gali, galvoti, Dieve, kas jiems atsitiko? Kodėl jie elgiasi kaip pasiutę šunės? Tai kas viduj turi būti pa žmogų, kad jis taip elgtųsi su kitais žmonėmis? Ir tau gali pasidaryti gaila to žmogelio. Ir aš manau, šitą tiesą labai gerai iliustruoja tas pavyzdys, kurį irgi jau pasakojau. Viena iš pirmųjų mano bendradarbių, tai yra žmogus, kurį darbinau dirbti savo tarnavime, buvo moteris, kuri gyveno siaubingoj, pasibaisėtinoj santuokoj. Jos vyras buvo klaikus. Jis baisiai su elgėsi, ją mušė, ne vieną kartą bandė nužudyti, buvo apipylęs ten karštų vandeniu, bandė papjauti. Ji iš pereitos santuokos turėjo 2 vaikus ir tas vyrelis tos 2 vaikus laikė sklepe, neleisdavo jiems išeiti, grasindavo, kad užmuš. Taigi, visi, kurie žinojo apie tokius santykius, sakė, bėk nuo jo greičiau, tau reikia skirtis. Ir negaliu su to nesutikti, be abejo. Bet šita moteris, įsidarbinus pas mane, atėjo pasitarti, papasakojo situaciją. Ir aš sakau, tavo vyras taip elgiasi todėl, kad jis yra apsėstas velnio. Jis yra apsėstas, bet tu turi Dievą savyje. Ir tas, kuris yra tavyje, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Taigi tu laimėsi. Jeigu pasirinksi tikėti, tu neišvengiamai laimėsi, nes tu esi su Dievu, ne jis. Ir jinai klausė, tai ką sako, man nereikia skirtis, man nereikia jo palikti. Aš sakau, nereikia, bet tu gali tai padaryti. Kaip nuspręsi, taip ir daryk. Taigi sakau, tu gali arba išsiskirti su juo, arba palikti jį tiesiog, kadangi toks jūsų gyvenimas, arba pasirinkti tikėti Dievu. Jinai pagalvojo ir nutarė pasirinkti tikėti Dievu šitoje situacijoje. Ir kažkaip jinai pradėjo žiūrėti kitaip į vyrą. Jinai galvojo, Dieve, tai kas yra jo viduje? Kas ten viduje turi dėtis, jeigu jis taip siaubingai elgiasi? Kas per pragaras yra jo paties sieloje? Ir taigi ji pradėjo melstis ir klausti viešpatės, kad viešpats jai parodytų, kasgi yra jos vyro viduje, kur ta priežastis tokio siaubingo elgesio. Ir žiūrėkite, kai jinai nusisuko nuo savęs, kodėl su manim taip elgesi, jis mane užmuš, kaip baisu, kokia aš vargšė, mes su vaikais, mes gyvenimą nematom. Kai jinai paliko šitokį požiūrį, jinai pradėjo galvoti apie kitą, apie savo vyrą, pradėjo melstis ir Dievas jai parodė, kad dar kai buvo kūdikis, jo tėvai šį vyrą pašventė velniui kažkokio pagoniško ritualo metu. Jis buvo puertorikietis ir jo tėvai buvo kažkokios tokios demoniškos dievybės garbintojai. Ir tas vaikas gyveno tokioje šeimoje, buvo mokomas tokių dalykų ir jis tikrai turėjo tokių okultinių sugebėjimų, galėdavo palikti savo kūną, nueiti pas kitus žmonės, į kitą šalį ir taip toliau, daug ten dalykų vykdavo. Ir visą tai viešpats jai preiškė, jai parodė. Žiūrėkite, kai ji pradėjo galvoti ne tik apie save, ne tik kodėl jai taip labai blogai, kodėl su ja taip elgėsi, bet kaip išlindo, kaip sakant, iš savęs ir pradėjo domėtis kitų žmogum, vyru, Dievas galėjo jai kalbėti. Ir taigi, po to, ką jinai pamatė ir sužinojo apie savo vyrą, jai jo pasidarė gaila, tiesiog gaila kaip žmogaus, labai nelaimingo, vienišo žmogaus.
Nors pasakysiu, jo elgesys tikrai nebuvo pateisinamas, jis buvo siaubingas. Ir kai jie visgi nuėjo pas santuokos konsultantą, kurį aš asmeniškai pažinojau, jisai pradėjo meluoti apie žmoną siaubingai. Jisai pradėjo kalbėti, kad jinai darė su juo tai, ką iš tikrųjų jis su juo darė. Ir jinai nepasakė nė žodžio, nepasiteisino. Ir tai jį pribloškė. Išėję iš kabineto, jie sustojo ir sako, kodėl tu nieko nepasakai, kodėl tu nesiteisinai? Taigi aš melavau, aš šmeižiau tave. O jinai jam atsakė, žinai, taip tu elgysi žiauriai ir siaubingai, bet aš esu kalta, kad aš taip reagavau į tavo elgesį. Ir būtent mano reakcija į tavo elgesį ir padarė mane nelaimingą. Ir žinai, aš prašau Dievo ir Dievas gydo mano širdį. Ir aš nepykstu ant tavęs, man tavęs gaila. Taigi šita moteris tokia buvo saugi savo santykėje su Dievu, kad leido, jog Dievas ją apgintų, kad Dievas už ją kovotų. Ji pati nesigynė. Ir taigi vyras pradėjo drebėti ir pabėgo nuo jos. Ir po to jis pasakojo, sako, aš pajutau didžiulę jėgą, kuri yra tavyje. Ir ta jėga, tavyje esanti jėga smarkiai viršė tą jėgą, kuri buvo manyje. Ir taigi, nepasakosiu visų detalių, po to jisai grįžo, atsivertė, buvo išlaisvintas ir po daugelį visokių dar dalykų ir įvykių, tai yra graži, darni, laiminga šeima Kristuje. Ką aš noriu pasakyti? Kai esame tokie, kaip sakant, lepūs ir tokie linkę greitai įsižeisti, taip perdėtai jautrūs savo, mes visiškai nepastebime kitų žmonių. O iš tikrųjų, žmonės su mumis elgiasi kaip elgiasi, dažniausiai ne todėl, kad mes tiesiogiai ar netiesiogiai išprovokuojame tokį jų elgesį. Jie taip elgiasi todėl, kad jie patys tokie yra. Jų elgesys atskleidžia tai, kokie yra jie. Mes esam tik fonas dažniausiai. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra viduje apgailėtinas, jis savęs nekenčia, jis savo akis yra niekas, tai ką toks žmogus daro? Jis aplinkui save kuria atmosferą, kuri atitinka tai, kas yra jo viduje. Vadinasi, visus kitus, kurie yra jo tokio įtakos zono, įtakos rate, jisai žemins. Jisai tryps jų savivertę, suprantate? Jisai visą laiką vers juos pasijusti niekais, nes jis pats taip jaučiasi. Ir jam yra nekomfortabilu kitokio atmosferoje, jis iš jos bėga. Ir kol žmogus nėra priėmęs į save Dievo meilės, kuri neturi sąlygų, jis negali to duoti kitiems žmonėms. Bet pasiaukojančios ir besąlygiškos Dievo meilės išgyvenimas išvaduoja mus iš susikoncentravimo į save pačius.